Labą dienukę visiems. YouTube'as rašinėja, kad filmukų nebeįdedu. Prenumeratorių daugėja. Laiko mažėja. Bet puolu staigiai daryti video. Šiandien kaip tik karšta dienelė. +8. Už lango ir reikia važiuoti kulti. Šitą lauką pirmiausia reikia paimti. Linelių likę dar yra 4 hektarai, per daug gabaliukus, tai va. Lėkiam. Einam ieškot kombainiuko. Čia nėra, išvarytas jis kaip tik į lauką. Magdonas irgi laukia. Viskas lyg ir paruošta. O dar tepalų nubėgimai matos. Buvo žarnelė trūkus. Iš sezono galo, taip, įsijungiam masę. Opa. Dulkinas neišvalytas mažutis mano. Taip. Ką čia turim? Taip. Oi, sugėdęs. Modelis kažkoks. Išmeta kartais tokių klaidelių. Vis dėlto jau amžius. Kombainiukui. Bet vis dar stiprus, galingas, gerai važiuoja. Sugėdęs rotoriaus nustatymo modelis. Nereikia man to rotoriaus nustatinėti. Gerai, perkulimo reikalai. Goliukas buvo parėjęs, pasikeitėm kaip tik nesenai. Kabinsimės pjaunamąjį. Bandysim čia kulti artimiausią vieną gabaliuką. Žiūrėsim kaip eis, jeigu eis gerai. Tada reiks nuvažiuoti kitą tolimą. Už 8 km, 3 hektarus. Ok. Saulė šviečia, linai blizga. Paimim atvažiuoti. Reikia neviršyti greičio. Štai mūsų laukelis. Kaip visada didžiausias rūpestis, kur atsikabinti jaunamąją prisikabinti prie kombaino. Nu ką, jaunamąją prikabinta. Pasižiūrim, ar viskas veikia. Keliam lenktuvus, labai lėtai kažko kelias. Užsimiegojimusit. Centrinis vaikšta gerai. Bunkeris atidarytas. Bandom startuojam, žiūrim, ar viskas gerai. Ar neišlindo kokių nesąmonę. Patsūkai turėtų lakstyti iš vidaus. Kol kas lyg ir nieko, reikia bandyti važiuoti. Važiuoti į laukelį. Lexion 600. Važiuoju lėtai, kad matytų linai. Taip. Dabar čia turi būti keliukas tarp šitų žieminių ir arimų. Kiek žiūrėjau pagal sklypo ribas, tai keliukas yra čia kur arda. Gal neklimsim, kaip senai važiavau per arimą. Bandome jungti pjaunamąjį.
sukasi ir pjaunamoja. Kažkas cypuoja. Niekas man padėtas. Šiandien lapkričio nežinau kelintą. 13 gal. Lapkričio. Senokai bekūliau lapkritį. Turbūt paskutinį kartą, kai saulėgrąžas turėjau prieš keletą metų, gal prieš 3 metus. Ir tada buvo pašalę, tada gerai kūlėsi. O dabar nesulaukiu šiemet to pašalimo niekaip. Šlapia. Yra kažkas į bunkerį, neiškulti linai daugiausiai. Labai gražus vaizdas. Iš kaimynų. Fotografijas tikriausiai. Ir čia pas mane jau. Nu va, paskutinis pravažiavimas liko. Su 2 stulpais. Nu, viens iš jų dvigubas. 15-20 minučių ir nupjovėmės tą hektarą. Neįkabėti stulpą. Šiemet vienas jau buvo užkabinęs. Stulpą. Bet lyg ir nieko baisaus. Kiek jie atima laiko aplink jos sukiotis. Kiek žemės įsimena bereikalingų. Vien dėl papildomos vairavimas, sakėjimas iš vienos pusės, atvažiavimą iš kitos. Einam žiūrėt, kas į bunkerį pribirėjo. Dar yra po truputį. Nesąmonė čia pribirėjo, galiu pasakyti. Drėgmė didžiulė. Panašu, kad nieks neišsikula. Perkuliamo rodo labai daug. Praktiškai vien neiškultas galvutės. Aišku, čia į kraštą iškulti nedabyra. Jie lieka ten arčiau, bet esmė, kad visai neišsikula ir vat galvutėse lieka sėklas. Jaučiu, kad nevažiuosiu į kitą laukelį. Paliksim tokiam eksperimentui, lauksiu, kol pašals. Atėjo, nieko čia to derliaus nėra. Pažiūrėsim, kaip po šalčio kulsis linai. Aišku, jeigu šiais metais pašals. Ką reik važiuoti, kabintis į bazę, išsituštinti bunkerį, pasversim, kiek čia yra ir paskaičiuosim pelną. Nu ką, bandom išleisti. Reikia jau krapštukus, kad geriau darėtų iš bunkerio. O, iškart geriau. Nu ką, pasverta pamatuota derlius. Gavau 960 kg.
iš to savo 1 hektaro. Ir iš jų reikia atimti drėgmės 22 procentus panašiai ir pelų, štai šiukšlių visokių, tai kad neišsikūlė apie 30 procentų. Tai iš viso atimti reikia apie 52 procentus. Na ir va, lieka apie 460 kg iš hektaro. Tai va, pelningumas yra, reiškės, kažkur minus 200, minus 250 eurų iš hektaro. Labai geras biznis. Tai va, su tais vėlyvos sėjos linais taip yra. Nu ką, šiandien tiek apie linų kūlimą tik tais, o sekantį kartą parodysiu iš laukų daugiau vaizdų. Senai berodžiau laukų. Bet šiemet tai realiai šliužai visur karaliauja, tai šliužus ir matysim. Ir jų padarinius. Nu bet yra kaip yra. Tai ačiū už dėmesį. Iki greito pasimatymo.